gražus kankorėžiai, tikri. Tiesiog mūsų pagal senus papročius, mūsų tradicijos yra tikra eglės gyva šaka. Tai yra tai, ką lietuviai nuo seno brangino, visžalis augalas, atsinešti per kūčias ir papuošti, gali būti ir su kankorėžiais, obuoliukais, visokiais riešutėliais, tikra kas gyva ir jokiais būdais neliesti iki kūčių vakaro. Toks buvo tikėjimas senasis mūsų ir mes džiaugiamės, kad miškas mums dovanoja eglės šakelę. Ir būtina saugoti mišką, todėl kad nukerta eglutę, pabūna, išmeta jai viskas, o šakelė, ta šakelė tik labai gaila, kad būtų kur nors po kalėdų, po naujų metų surinktų jas, juk tai yra kaip kurui galima panaudoti viską. Nuostabiai vertinam, todėl kad pasirūpina miesto gyventojais, kad nereikia niekur lakstyti, pirkinėti, ateini ir dar gauni dovanų, va žiūrėkit. Ir dar visokios informacijos, šaunuoliai, miškininkai. Ačiū jums labai labai. Labai smagu, nes neturėjom namuose eglutės, tai papuošim. Džiaugiamės, kad viskam kirsti visą eglę, galima didelę šaką, galima gražiai papuošti. Čia jie įstaugot labai daug gerų eglių jaunų. Kaip žmonės eina netvarkingai, kerta plantacijas, tai daug nuostolio padaro girininkam. Taip. O čia tokios puikios šakos parinkta, tik džiaugis ir norėk. Kaip nuo centro praeini. Ačiū.